Lapukas mano princesės bučkiai, širdelės. Šiandien už lango stūgauja vėjas, švilpia, neišsigaskit, jeigu kažką tokio išgirsit. Namuose, namiškių pilna, vyksta verda gyvenimas, o aš noriu šiandien nufilmuoti praktiką, kuri moterims yra profilaktika nuo šlapimo nelaikymo, nuo stuburo iškrypimų dėl silpnų giliųjų raumenų, nuo vidaus organų nusileidimo, visa moteriška sveikata. Tarp kitko, vyram tai yra profilaktika prostatai, prostatos ligų kažkokiam atsiradimui, tai galite kviesti savo mylimuosius ir daryti kartu. Pirmas pratimas, atsisėdus ant kietos kėdės, pabrėžiu ant kietos. Kojos klubų plotyje, pėdos lygiai grečiai ir sėdmeninių raumenų sutraukimo stipraus pagalba, tarsi toks kilstelėjimas. Pabrėžiu, nesilenkit į priekį ir nebandykit atsistoti nuo kėdės. Ne. Mes sutraukiam didžiuosius sėdmeninius, o tos sėdinkaulių sutraukiam. Sėdinkaulių vietą, va čia yra mūsų sėdinkauliai. Čia turim sutraukti. Darysim nei daug, nei mažai 50 pakartojimų. Nugarą tiesi, nesilenkiam į priekį. Einam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesilenkit į priekį, nugarą tiesi. Čia ne atsistojimas lenkiantis į priekį, čia sutraukimas. Kiekvieną kartą sėdinkauliukai pakyla ir nusileidžia. Dar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 40, einam, kvėpuokit laisvai, nepamirškit šypsotis. Tu jau bus sunkiau šypsotis. Ir dar 10, sutraukiam, 5, 6, nėra taip lengva. 8, 9, 10. Va dabar pasilenkiam, atsistojam, pasipurtam. Darysim tą patį, bet dabar jau šiek tiek liktai truputėlį įtrauksim šlaunų keturgalvių darbą ir truputėlį bandysim atsistoti vėl. Bet būtinai iš pradžių sutraukiam va tos sėdimuosius, gerai? Pasirašam, sutraukiam ir dar biški kojų jėgos panaudojam. 3, 4, vis tiek stenkitės nesilenkti į priekį. 5, 6, 7, 8, 9, 10, dar sutraukiam sėdmeninius. Sutraukiam, jaučiat, kad ir dubens dugnas iš karto automatiškai susitraukia. 5, 6, labai aukštai nesikelkit, nes paskui šiek tiek nukrentat, kamelinių kokių neprisidaryti. Ties sėdinkauliais. Dar, darysim irgi 50, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, liko 20, einam. Nugara tiesi, veidas atpalaiduotas, pečiai atpalaiduoti, žandikaulis atpalaiduotas, šypsomės. 7, 8, kiekvieną kartą sutraukiam. Nu ir dar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vėl atsistojam, galit pasitempti šiek tiek, užapvalinti nugarytę, papurtyti kojas. Jaučiat? Ir vėl pirmasis variantas, kada visiškai be atsistojimo tik sutraukimas. Ir tas atsikėlimas vyksta būtent sėdmeninių raumenų sutraukimo pagalba, didžiųjų sėdmeninių. Einam. Ir greitesnis tempas. Dabar jau greitas tempas. Sutraukiu. Kiekvieną kartą sutraukiu. Kvėpuojam. Dabar greitas. Pirmas buvo vidutinis, antras lėtas, o trečias greičiausias. 40. Ir 50. Liuks, gerai. Jaučiat? Darbas vyksta, dubens dugnas nepyksta. Dabar pasimsim pagalvėlę. Arba galite kamuoliuką. Tas kamuoliukas, toks, tokios skersmens, tai kiek čia, 20 cm skersmens, bet labai tinka pagalvėlė, kurią galite sulankstyti. Paimsim dabar
Atsigulsime ant grindų prie sienos. Įsiremsime pėdom į sieną. Kojos turi būti sulenktos stačiu kampu, o keliuose status kampas. Taip. Pėdos klubų plotyje. Atstumas pradžiai. Paskui tada pasisiaurinam. Čia šiaip nuo kamuolio priklauso arba nuo pagalvėlės. Turėkite omeny, kad kiekvieną kartą turit suspausti. Taip. Ir darysim irgi 50 pakartojimų. Galim kas kažkiek laiko pailsėti. Pasirašiam, nuleidžiam rankas prie šono delnai žemyn, tvirtai pasiremiam rankomis ir keliam ir suspaudžiam pagalvėlę. Ir grįžtam. Jeigu šiek tiek kilimėlis lysta, tai vėl pasitaisysit. Kiekvieną kartą pagalvėlę arba kamuolį suspaudžiam tarp kelių. Pasirašiam, einam. Kelkit dubenį. Op. Na, 3, 4. Primenu, turim susirinkti 50. Galite tarpuose padaryti pertraukėlės. Pavyzdžiui, kas 20 ar kas 10. Jau 10 padariau, nu dar. Op. 2 keliu ir kiekvieną kartą pakėlus suspaudžiu keliais pagalvėlę. Maksimaliai pakeliam dubenį. Remiamės delnais į grindis. Dvidešimtuką padariau, pasitaisau savo pagalvėlę. Čia susuksiu. Nu, čia reikia rasti savo inventorių. Taip. Nu, dar 20. Hop. 2 spaudžia. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Spaudžiu kiekvieną kartą pagalvę, kai pakeliu dubenį. Dar 10. Jaučiat, kaip dubens dugnas įsitempia kiekvieną kartą, kai spaudžiat keliais pagalvėlę. Ir dar 10 liko. Nu jau 8 iš tikrųjų man. Ir bus 50. Ojei, kaip sekas? Jeigu man kas nors pasako, kad trumpas sportas yra lengvas sportas. Tikrai nelengvas. Gerai. Dabar prieš atsistojant papurtom galvą. Kad nesužaliotų akyse, kad neapsveiktume. Trečias pratimas, jį galima daryti atskirai ryte ir tik tai tiek pakartojimų, kiek parodysiu. Galima ir daugiau pakartojimų. Aš padarysiu 10, jeigu jums 10 bus per daug, darykit savo 4, 5, 6, po to, kas rytą didinkit, jeigu rytais darysit iki 10. Irgi pakeliat vidaus organus, lieknina taliją ilgainiui ir irgi giliesiam raumenukam, pilvo raumenėms, lieknina per pilvą. Gerai, vakuumas. Kojos pečių plotyje, rankos ant šlaunų, virš kelių. 2 įkvėpimai, iškvėpimai. Įkvėpiu, iškvėpiu, antras įkvėpiu, iškvėpiu ir iškvėpus bambą stumiu gilyn, dubens dugną sutraukiu, nu jis ir pats susitrauks, bet aš sutraukiu ir tiesiog pabūnu. Kas labai svarbu? Neįtempkit žandikaulių, neįtempkit pečių, nesukelkit pečių. Čia neįtempkit, atpalaiduokit. Čia įtempkit, čia įtempkit. Čia laisva, galit nečipsuotis. Pasirašėt, įkvepiam.
Įkvėpiam, iškvėpiam, įkvėpiam, iškvėpiam, sulaikom kvėpavimą, pabūnam ir tada įkvėpiam, kada nebegalim. Einam antras. Antrą kartą dar stipriau iškvėpkit per burną, net iškosėkit. Einam. Trečias. Ketvirtas. Penktas. Jeigu ką, neperspėjau, kad perspėtumėt namiškius, kad su jumis viskas tvarkoja. Čia tie garsai irgi viskas yra gerai. Einam. Šeštas. Septintas. Aštuntas. Devintas. Ir 10. Na ką, porą kartų įkvėpiam, iškvėpiam. Siunčiu bučkį. Jūs matot, ką galim padaryti per keletą minučių ir viskas, va. Po prakeitų. Iki sekančių transliacijų. Myliu.